Pirmadienį turėjom smagų dekanato posėdį, kur nagrinėjom keletą dėstytojų skundą dėl studentų veiklos paskaitų ir seminarų metu naudojant mobiliuosius telefonus, kompiuterius, kitus mobiliuosius įrenginius. Pagalvojom už jūs ir priėmėm sprendimą, kad nuo gruodžio 1 dienos fakultete bus draudžiama naudotis bet kokiais elektroniniais įrenginiais. Tai yra, įeidami į fakultetą, jūs turėsite palikti pas technologijų prodekanę ir išeidami po paskaitų jos pasiimti. Kadangi tai keičia studentų gyvenimą, teks pasirašyti naujas sutartis. Iki gruodžio 1 dienos turite prisistatyti pas technologijų prodekanę ir jos pasirašyti iš naujo. Sprendimas nėra visiškai galutinis, nėra lengvas. Jeigu dar turėtumėt kažkokių tai pasiūlymų ar idėjų šio klausimu, iki lapkričio 21 dienos ryto, iki 8 valandų ryto, parašykit man elektroninį paštą.